Norėčiau Jums parodyti, kaip naudotis nuorodų keitimosi sistema Delicious. Nuorodomis Jūs jau tikriausiai naudojatės. Pažymite Jums patikusią svetainę tam, kad paskui galėtumėte į ją grįžti. Nuorodų keitimosi sistema Delicious leidžia nuorodas kaupti internete. Jomis bus galima naudotis iš bet kurio kompiuterio, be to jos niekur nedings, net jei ir kiltų problemų su naršykle. Svetainę rasime adresu www.delicious.com. Visų pirma, mes turime užsiregistruoti. Registraciją pradėsime paspaudę šį mygtuką. Pirmiausia, įvesiu reikiamus duomenis. Vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, norimą vartotojo vardą. Štai šiuo mygtuku galima patikrinti, ar norimas vartotojo vardas yra laisvas. Mano vardas dar neužimtas, taigi pildau toliau. Įrašau slaptažodį, pakartoju jį ir įvedu apsaugos kodą. Sutinku su standartinėmis vartojimo sąlygomis ir tęsiu registraciją. Štai matau, kad jau perėjau į antrą registracijos etapą. Paspaudus šį mygtuką į mano naršyklę bus įdiegti specialūs mygtukai. Galima to ir nedaryti, tačiau jie gerokai palengvina naudojimąsi sistema. Tad spaudžiu Add Buttons. Sutinku su visais standartiniais sistemos pasiūlymais. Tai paskutinis registracijos etapas. Jau turimų nuorodų perkeliamas iš naršyklės į Delicious sistemą. Visgi rekomenduočiau šį žingsnį praleisti, nes naršyklėje visada būna daugybė standartiškai įdiegtų nuorodų, kurios tiesą sakant nelabai naudingos. Savo nuorodų kolekciją kursiu nuo nulio, tad spaudžiu Skip Step 2. Galime pradėti rinkti savo nuorodas. Tai labai paprasta. Tarkim, radau naują patinkančią svetainę ir noriu ją pasižymėti. Taigi tiesiog spusteliu naujos nuorodos pridėjimo mygtuką. Trumpai apibūdinsiu naują nuorodą, kad vėliau prisiminčiau, kokią svetainę pasižymėjau. Čia trumpai aprašau ją, o štai čia tiesiog įvedu kelis raktinius žodžius, kad vėliau šią nuorodą būtų galima rasti per paiešką. Beje, galiu rinktis ir iš siūlomų populiariausių raktinių žodžių. Spusteliu Save ir nuoroda jau išsaugota. Laisvalaikiu naršant internete rasti naudingų nuorodų galima labai greitai ir daug. Sakykime, man patiko ir ši atsitiktinai rasta svetainė. Dar vienas būdas įsaugoti nuorodą – tiesiog spustelėti klaviatūros mygtuko kombinaciją Ctrl ir D. Vėl pasižymiu kelias pastabas ir įsaugau nuorodą. Taigi pasinaudokime surinktomis nuorodomis. O jūs sukaupsite gan greitai. Kai norėsite grįžti į patikusią svetainę, tiesiog spustelėkite nuorodos mygtuką arba nuorodą iš neseniai įsaugotų nuorodų laukelio. Taip pat galite pasinaudoti www.delicious.com šoninę nuorodų skiltimi. Ją lengvai atidarysite pasinaudoję šiuo įdiegto priedo mygtuku. Čia matysite visas savo pridėtas nuorodas ir galėsite lengvai aplankyti pažymėtas svetaines. Nuorodų prikaupsite išties greitai. Pasižymėjau dar porą įdomių svetainių, taigi pats laikas pradėti jas tvarkingai kaupti ir rūšiuoti. Visas savo nuorodas galiu matyti šoninėje skiltyje. Na, o pradėti tvarkingai jas rūšiuoti galiu savo svetainės www.delicious.com vartotojo puslapyje. Į jį įeisiu tik spustelėjęs šį mygtuką. Visos nuorodos automatiškai rūšiuojamos pagal raktinius žodžius, kuriuos joms priskiriate, kai pažymite naują svetainę. Štai čia matau visus savo pasirinktus raktinius žodžius, o prie kiekvieno jų susijusių nuorodų skaičių. Visus savo raktinius žodžius taip pat pamatysiu spustelėjęs nuorodą Tags. Jie atsiranda štai čia, apačioje. Skirtingų šriftų išskiriami populiariausi raktiniai žodžiai. Na, o spustelėjęs bet kurį raktinį žodį pamatysiu visas su juo susijusias nuorodas ir galėsiu aplankyti norimą svetainę. Dar tvarkingiau saugoti nuorodas galima sugrupavus jas. Spustelėjęs Manage Tag Bundles. Sukursiu naują nuorodų grupę. Tik spustelėjęs bet kurį raktinį žodį pamatysiu visas su juo susijusias nuorodas ir galėsiu aplankyti norimą svetainę. Man tai reikia sukurti grupės pavadinimą ir jai priskirti reikiamus raktinius žodžius.
Taip visos nuorodos, kurios yra susietos su įrašytais raktiniais žodžiais, automatiškai paklius į šią grupę. Priskirti raktinius žodžius galiu arba įrašydamas juos, arba pasirinkdamas iš pateikto sąrašo. Taigi, įsaugau naują nuorodų grupę. Štai jau matau ją savo grupų sąraše. Galiu sukurti dar kelias grupės. Vėliau jas įjungti į didesnės grupės. Taip mano nuorodų lobynas išliks tvarkingas. Kai kitą kartą apsilankysiu savo nuorodų sąraše, dešinėje prie raktinių žodžių matysiu ir savo nuorodų grupės. Tik spustelėjęs grupės pavadinimą iškart pateksiu į su jie susietų nuorodų sąrašą ir galėsiu aplankyti norimas svetaines. Nuorodas galima rinkti tik savo arba leisti jumis naudotis ir kitiems. Pridėdamas naują nuorodą ir palikdamas šį laukelį nepažymėtą, leidžiu savo nuorodas rasti kitiems svetainės www.delicious.com vartotojams. Nepamirškite pažymėti šios varnelės, jei norite, kad nuoroda liktų privati. Nepažymėjus varnelės, nuorodą bus galima rasti per paiešką, taigi tai reiškia, kad aš galiu rasti ir kitų vartotojų nuorodas, kurios mane domina. Man tereikia į paiešką įvesti raktinius žodžius ir spustelėti Search. Štai ir mano paieškos rezultatai. Matau, kad tarp mano jau pažymėtų svetainių šių raktinių žodžių nėra, tačiau yra kelios kitų vartotojų nuorodos. Spustelėjęs Save, šią nuorodą įsaugusiu tarp savųjų. Įvedu nuorodos informaciją. Beje, šis langas niekuo nesiskiria nuo naujos nuorodos pridėjimo lango, kurį jau rodžiau. Ir įsaugau naują nuorodą. Galiu įsaugoti ir kitus paieškos rezultatus, arba pasirinkti su paieškos rezultatais susijusias žymes. Gan dažnai pasitaiko, kad itin sudomina kurio nors vieno vartotojo pažymėtos svetainės. Štai čia matau, kad visi trys mane dominę paieškos rezultatai yra įkelti to paties vartotojo. Aš labai norėčiau ir toliau sekti jo įkeliamas nuorodas. Spustelėjęs vartotojo vardą galiu matyti visas jo pažymėtas svetainės, be to galiu jas įsaugoti lygiai taip pat, kaip ir iš paieškos rezultatų. Norėdamas nuolat sekti šio vartotojo įkeliamas nuorodas, tiesiog prijungsiu jį prie stebimų vartotojų tinklo. Tam spaudžiu šią nuorodą. Man tereikia patvirtinti savo pasirinkimą. Ir šis vartotojas jau mano vartotojų sąraše. Pridėjęs daugiau vartotojų, šį sąrašą galiu peržiūrėti pasirinkęs nuorodą Network. Stebimų vartotojų sąrašų visada galėsiu naudotis štai čia, pasirinkęs nuorodą Network, o dešinėje visada matysiu mano tinkle esančių vartotojų kiekį ir vardus. Spustelėjęs vartotojo vardą iškart pateksiu į jo naujausių nuorodų sąrašą ir galėsiu įsaugoti arba peržiūrėti dominančias nuorodas. Parodysiu dar vieną patogų būdą, kaip rasti naudingų nuorodų. Galima užsiprenumeruoti nuorodas pagal raktinius žodžius, arba, kitaip tariant, žymes. Taigi, spusteliu šią nuorodą. Pasirenku Add a Subscription. Nieko nelaukęs įvedu norimą žymę. Po trumpos paieškos matau su šia žyme susijusių nuorodų sąrašą. Iš jo galiu rinktis dominančias nuorodas ir įsaugoti jas prie savųjų. Teliko įvesti norimą žymę. Lygiai taip pat, kaip ir sekant vartotojų nuorodas, prie nuorodų sekimo pagal žymes galiu bet kada grįžti iš šių nuorodų įsirinkęs Subscriptions. Taigi galėsiu grįžti prie nuolat atnaujinamo ir su jomis susijusių nuorodų sąrašo. Na, parodžiau jums pagrindinės svetainės www.delicious.com funkcijas. Tačiau be abejo, ši svetainė dar turi kuo jūs nustebinti. Ji tikrai gerokai patogesnė ir naudingesnė nei standartinė įdiegta naršyklėje.